Sveiki, čia yra Andrius Lombovas, kaip visi puikiai pažįstam, tarkim, ne, dabar jisai kažkokią tai turi mums naujieną pasakyti. Ne, tai Aurimai, aš tau sakiau, aš jau tau senai apie tai sakiau, kad aš, pavyzdžiui, žinau, kur yra nužudyta Deimantė Kedytė, kurios kapas yra. Kapas, aš nežinau kapo, negaliu pasakyti tiksliai, kuris kapas Bet yra. tokios kalbos eina tikslios, aš daugiau negu garantuotas, kad jinai tikrai tenai yra, tai yra Antakalnio kapinės ir Vilniuje. Ir bandžiau pats nuvažiuoti, tiesiog pasižiūrėti, pavaikščioti, bet tai yra, kosmosas, tenai surasti yra neįmanoma. Toliau pas kažką tai paklausti, pas daleiskim prižiūrėtojų ar dar ką nors, tai, tu pats supranti, čia būtinai įvėm reikia, kad pasakytų jos. Tai čia valstybės paslaptis yra jos gyvenama vieta ir visa kita. Gyvenama vieta po žemė 2 metrai, supranti, užkasta, žinai. Ir esmė yra tame, kad pats baisiausias dalykas, kad apie tai aš jau senai kalbu, senai viešinu, senai rodau, normalioji valstybei, normalioji civilizuotai valstybei. Ateitų nors kas nors manęs, atsiprašau, kad keikios, bet aš negaliu, man nervai tiesiog drasko viduj. Tai yra, ateitų, paklaustų Lobovą, iš kur tu ištraukai tokią medžiagą, iš kur tu žinai, kas dar kas nors. Dabar aš jau tiek metų, 10 metų viešinu, pats bandžiau ir aš net yra tokių, kad ir su Stankūnaite santykius turėjau, galbūt tai net mano vaikas yra, galbūt dėl to aš ir ieškau taip stipriai. Čia yra mano asmeninis, kaip sakau, mano prioritetai, tegu tai lieka tarp manęs ir tos Stankūnaitės ir visa kita, bet esmė yra tame, kad aš ieškau to vaiko, nes noriu įrodyti, kad šitą visą valstybę valdo įsigimėliai, totalūs įsigimėliai, padugnis. Bet kiek patikimi yra tie tavo šaltiniai, tarkim, aš manau, kad tai yra 100% patikimi, nes aš... Ar čia kažkokios vėl bobelė, tu puikiai žinai, kad aš jau daug metų tai jau ieškau to vaiko ir tikrai domiuosi ir daug žmonių bendrauju, pas man ratas yra labai didžiulis ratas. Jo, bet pas faktas yra, kad nei Stankūnaitės, nei jos... Bet aš negaliu. Nieks nematė, juk kiek 10 metų, taip. Gyvų, tarkim, Tai gerai, Stankūnaitė bala nematė, bet sakau, dėl Deimantės aš esu daugiau negu garantuotas, nes turiu ir daug, kaip sakau, tokių neginčiajimų įrodų. Aš nenorėjau to sakyti, bet sakau, jau pasakau, kad vaikas guli Antakalnio kapinėse. Dabar supranti, klanas, jau žinodamas, kad pavyzdžiui, aš jau žinau, kur vaikas guli, bent jau kokiose kapinėse, gali tiesiog paimti ekshumuotą kūną dabar iš tenai. Jau iš tenai gali išimti. Klaniniai tie visi seni darbuotojai, kaip sakau, likę viskas vienas prie vieno. Nes mane buvo dar net sulaikę po riaušių bylos, va čia va dabar, kurioje aš tarp kitko ir esu čia, ne? Posėdis jau vyksta. Ir riaušių byloje, kai mane buvo sulaikę 2 parom, pas mane atėjo dviese, vienas toksai su pilvuku, tokiu galingu, matosi, kad jau ten, žinai, jau mientas senas, žinai. Ir man sako, tyliai ramiai, taip, žinai, sako, Lobui, pašnekam, kai vyrai, visą kitą. Mane uždaro į narvą, aš sakau, tu palauk, tu nori su manim, kai vyrai šnekėti, o tu dabar mane į narvą uždaro. Pasirodo būdinčio prioritetą visai, būdintis daug aukštesnis už juos ir visą kitą. Bet jie man visiškai ne dėl jokių riaušių, dėl nieko, o būtent dėl Deimantės Kedytės. Pradėjo man, ką tu čia ieškai, neieškau galų, čia ką čia tavo reikalas, čia tas, čia į Vilnių atvažiuosi į protesto akcijas, mes čia tave vaikysim, čia tave gaudysim ir vėl prie Deimantės grįžtų, supranti. Tai vat, jiem aišku, tas yra labai žiauriai neaktualu ir kad aš viešinu visą laiką kapstausi, ieškau ir taip toliau, supranti. O tas vaikas, kad yra nužudytas, tai aš labiau negu esu garantuotas, tai yra 100%. Ir dar kitas dalykas, sakau, šitos duomenys man davė pareigūnai, kurie dabar yra šiuo metu pensijoje. 2 pareigūnai, vienas iš vienos vietos, kitas iš kitos. Ir jie tiesiog sako, mes tikrai tą žinom. Supranti, jiem nėra, jie ir nekenčia tos sistemos, tos senos šūdinos sistemos, kuri yra tokiam korumpuotam lygiai visame. Dabar vėl pas mus šiandien vėl parodymus davė Dobrovolska, ne, ministrė. Taigi ten proto invalidas pastatytas ministrų, čia yra baisu. Tai ką jam pasakė? Tokias išgamas pastatė tokias vietas. Tai ką jam pasakė? Nieko, jinai klaunas, supranti. Tai gerai, kodėl tu taip nusprendė? Mes klausimų jinai, aš nebuvau, aš nemačiau, mane palydėjo, man viskas gerai. O tai ko jinai čia atėjo? Jei patikėta valstybė, tam klounui, kuris 10 metų, 10 klasių pabaigęs, kiek nei 10-11 klasių pabaigus, ten aš nežinau, jinai neturi, neįsilaikė, jokių atestatų, nieko neturi. Tai automatiškai jau jo automatiškai klano žmogus stovi. Tai vad sakau, kol tokie bus Laisvėje, Skvernelis, Požėla, kol tokie tvariai bus čia, tol visa šita sistema bus tokia. Bet jau nebeilgai, ką tu manai apie Seimo rinkimus, kas nors prasalys, tarkim, bet vietoj iš tos Chevros. Aš esu labai nusivylę žmonėmis, Lietuvos žmonėmis, tai yra totalūs dalbajobai, kaip sakau, tai tvarkingas toksai žodis, tarptautinis, žinai. Taip nereikia kalbėti. Man tai yra žiauru. Aš tikiu, bet taip, žinai, nieko... Aurimai, pas mus buvo stebėtojai Kaune visur, patys žmonės matė nuo pačios pradžios, kaip biuleteniai buvo metami ir kaip jie buvo skaičiuojami, supranti. Ir žmogus, kada ištraukinėja ir mato, kad parašyta Nausėda Šimonytė,
Nu, tai čia kosmosas, tas žmogus susiparino, visas va taip paskambina, sako, aš negaliu patikėti, kad tu tokie invalidai, sako, tarp tokių invalidų gyvenu. Ir va, prašau tau rezultatas. Žmonėm to reikia, kad juos darytų, supranti, tai yra, nu, priedurnių tauta, supranti, reikia sumažinti tą tautą arba išnaikinti visiškai. Nu, tai tuoj karas prasidės ir susimažins. Aš nemanau, kad čia bus karas, čia bus momentali aneksija ir viskas. Va, aš padariau paskutinį video tik tokią, visi lietuviški vagonai, krovininiai vagonai, visi su rusiškom raidėm, vien rusiškos raidės. Tai yra būtent, paskui pasiskambinau vienam geležinkelininkui, sako, jie, blėt, tie visi vagonai, sako, paruošti grąžinimui į Rusiją. Ne, dabar... tai jie ten nuo senų laikų nieks jų neperdažė, nu, 30 metų. Tai, palauk, o neperdažo, sugeba perdažyti, karočią, kelio eismo pažeidimus, kur yra geltona linija, kad negalima iš abiejų pusių borto, dabar viršų vien tik tai dažo. Visoje Lietuvoje sugeba perdažyti, o supranti, vagonų nesugeba. O tai kodėl Deimantė, pavyzdžiui, nuo ko jinai mirė, tarkim, ar čia yra kažkokia tai kalbos? Visą laiką buvo vienas paprastas dalykas, tai tipo alės smegenų atminties ištrynimas, visa kita. Bet medicinoje, aš kadangi jau 16 metų dirbu su skiepų žala, turiu savo grupę, baisinę skiepų žala, daug žmonių ir visa kita. Irgi nemažai žinau šituo klausimu, bet vaikas buvo tiesiog nužudytas chemiškai. Tai yra būtent paprasčiausiai chemiškai. Suleisti vaistai. Kad bandoma ištrinti atmintį ir nepavyko, tarkim. Ne, nu tai čia jo, tai bus motyvacija ateičiai, kada mes jau surasim, kad jinai yra, jau tikrai įrodysim, kad jinai nužudyta, viskas, tada jie sakys, nu sorry, mes nenorėjom tada ekskaluoti labai šitos problemos, nenorėjom kelt tautos, nes čia visi ant žaibo buvo, taip toliau. Nu mirė. Nu tai čia Stankūnai tie uždraudė, mama kaip mama uždraudė. Kokia jinai nafik mama, jinai pardavinėjo tą vaiką ir visi tą puikiai žino, jinai pati parsidavinėjo. Nu viskas, apie ką čia dar galima kalbėti. Esmė yra tame, kad dabar atitinkamos instancijos turėtų pasidomėti plačiau ir pradėti ieškoti to vaiko. Ne, tai aš tau sakiau, aš radau... Būtent kapo aš kalbu, jau apie gyvybę, tai čia nekalbu. Aš kalbu apie tą, kaip ta byla suklastota, labai grubiai ir taip banaliai ir primityviai. Tai, Aurimai, rastas kažkoks banditėlis pakabintas. Taip, jau vien apie žalimą. Žalimas ten išvis, čia mes galim tų padirtų rašiai straipsnius, jau galim pasakoti. Bet taip grubiai paima, žinai, ištraukia iš kaliuzės ir tai dėl to, kad jie viską gali daryti, jiem viskas galima. Bet jis supranti, bet tai teismų tinka, tokios nesąmonės. Nu tai aišku tinka, kada teisingumo ministrų pastatoma net ne klounas, o kažkokia tai, šiukšlė, supranti? Ne, tai supranti, jeigu tu pasakytum ne tokiais žodžiais, tai būtų mandagiau ir kultūringiau, tarkim, jau. Jo, bet aš negaliu būti kultūringas su žmonėm, kurie yra verti, supranti, kartu. Bet pabandyk. Bet, žinai, pabandžius, kaip sakoma, papait, kad jį problemą. Aš tai pasakysiu kažkokį, tai jūs persiskaitykite tai, kad aš pasakiau, kad jinai tipo... Tu gali pasakyti tiesiog, žinai, ne kad jinai durna, bet tiesiog kodėl jinai durna pasakyk. Supratau, jo. Va, dabar aš pasakiau, ką norėjau taip, kad jūs suprastumėt, kaip suprastumėt. Man yra baisu, man iš tikrųjų nuoširdžiai gaila Deimantės, tikrai nuostabus vaikas buvo. Klausyk, bet kodėl, tarkim, kodėl tokia istorija? Kodėl, tarkim, ką tas Stankūnai tokio žinojo baisaus, kad, tarkim, kad ją visi traukė? Kaip ką žinojo? Taigi tą vaiką prievartavo. Taigi aš suprantu, tai taip, bet... O kas ją prievartavo? Dėdės va tokie, kur sėdi visuose aukščiausiose postuose. Dėdės, kurie gyvena iš mokesčių mokėtojų pinigų, čia visiems akivaizdu. Tai čia priedurnių reikia būti, supranti, kad galvot kažką kitaip. Čia vaikas iš 5-4 metų vaikas nesugalvos tokių istorijų, supranti, apie tos pimpalus didelius ir visą kitą, kaip nuleidinėdavo ją ant veido ir taip toliau, supranti. Taigi čia ne vien ūsas buvo. Taigi čia ne ekspertizė pasakė, valstybinė psichiatrinė ekspertizė, kad jinai nemeluoja. Taip, o paskui kažkam atėjo ir pasakė, kad viskas tvarkoja. Tai tas pats. Atėjo ūsų ten kažkokia psichiatrija, pasakė, kad čia tipo tėvas jai tai pasakė. Taip. Čia baisu, Aurimai, ir sakau, ir man dabar pats paprasčiausias dalykas, aš sakau, aš šito ilgai nenorėjau sakyti, bet paprasčiausiai aš jau nebeturiu kur pasakyti, nes instancijos ant tiek visos uzurpuotos, kad tiesiog nėra kur ir kam pasakyti to, supranti. Tu vienintelis, kuris dar sutinki vieši. Visi visko bijo. Dabar kalbėjau su vienu Lietuvos gerai žinomu ir žurnalistų, ir ten veikėjų visokių visko. Sakau, davai, užjudinam Deimantės Kedytės nužudymo bylą, davai, užjudinam. Ne, jis tiesiai šviesiai man tai pasakė ir visi matė, aš per telefoną su juo kalbėjau atvirai, jo tiesioginėme laiku. Ne, aš neužsiimsiu, nes aš turiu vaikus, aš irgi juos turiu. Bet jeigu mano vaiką kas nors, ar tavo vaiką kas nors, vėl tie įsigimėliai, jie nebaudžiami, jie dabar toliau nebaudžiami, visą tai daro. Ir supranti, jisai aš neužsiimsiu, nes aš bijau, aš viską puikiai suprantu ir taip toliau, supranti. Bandžiau irgi prieiti prie ir nepasakosiu vėl pavardžių, prie Seimo narių, kurie dabar vėl irgi tautos pasitikėjimą įgavę buvo išrinkti ir visą kitą. Bandžiau ir su jais kalbėti ir visą kitą. Su Petru?
Davai paliekam taip, kol kas ramybė, bet esmė yra tame, kad visos tos temos vėl va taip sėdo ir nusėdo, viskas, niekas, visi bijo šitie. Aš nesuprantu, aš arba idiotas, arba aš durnius, aš nesuprantu. Bet esmė yra tame, kad man labai skauda dėl to vaiko ir aplamai, nu nežinau, nežinau, aš kaip tėvas, aš privalau irgi, aš plus nežinau, mes su Drąsiu buvom pažįstami, nu nežinau, aš privalau tiesiog surasti to vaiko kapą, bent jau dabar jau kapą. Jisai, kad yra miręs, tai aš esu 100% garantuotas. Ir dabar valstybė turi man tai įrodyti. Ne aš jiem turiu įrodyti, kur tas kapas yra, bet valstybė privalo įrodyti man. Valstybė, kuri yra nuo barikadų pusėje, tai yra visi tie padugnės. Tikėkime, kad po Seimo rinkimų kažkas pajudės, tarkim. Nes čia viskas priklauso nuo politinės valios, tarkim. Jeigu yra noras... Nėra kam vėl, nebus tu kam. Tu nesakyk taip, žinau, tikrai yra, pamatysi, viskas bus čiki. Ir tau sakau, žinai. Aš tikiuosi, Jo. kad man nereikės kaip Drąsiui mirti. Gerai, ačiū.